Pažiūrėkime korespondentų kiekvienam adresui. Labai noriu pasidžiaugti, kad šiandien mūsų netiek jau mažai susirinko į muziejų ir dar labiau noriu pasidžiaugti, kad tautodailininkų padaugėjo. Kai su Aida tarėmės, kurioje čia salėje daryta, Aida sako, turbūt užteks mažosios, bet kai pasirodė, tai dabar čia mes pernai šnekėjom. O pasirodo, kad jau dabar reikėtų jau ir didžiosios salės, o kitais metais turbūt dar padvigubės. Labai smagu, kad Pasvaly, kai gyventojų mažėja, kuriančių žmonių vis daugėja. Šiandien yra jūsų šventė, pasvaliečių šventė, turit ir svečių iš Panevėžio, kaip matau, ir turbūt ne tik iš Panevėžio, ir iš Ukmergės net dar turit. Tai turbūt Aida tau žodis, kas nežino, Aida yra tautodailininkų vadė Pasvaly, ne visi gal žino. Kiekvienas ruošiasi individualiai ir specialiai nėra nei temos. Tiesiog manau, kad šita paroda atrodo labai gražiai. Kartais, kai būdavo daugiau darbų, tai jie viens kitą užgoždavo, nežinau, man atrodo, kad šita mums pavyko paroda. Na ir aš norėčiau gal pristatyti autorius tada. Taip, čia yra, jeigu iš eilės pažiūrėkite, yra Leonoros Stravinskienės karpiniai. Vienais metais jinai pristato karpinius, būna didesni, mažesni, labai dailūs ir turbūt Pasvaly daugiau tokio žmogaus neturi. Ir mokykla, kurioje ji dirba, irgi visada išpuošta karpiniais ir mokiniai, vėlgi seka mokytojos pėdom, ir iš tikrųjų papuošti mokyklą tokia medžiaga yra, kaip pasakyti, iš tų pigesnių, bet labai gražiai atrodanti. Labai geras dalykas yra švilpukai, kurie patogu vaikus reiškia mokyti, kaip juos lipdyti, nelevutė atėjo. Ir po to pati mokytoja pradėjo daryti, bet visų pirma buvo sugalvojus, kad tai mokiniai turi daryti, kaip užsima, kaip ta kryptis keičiasi. Iš tapybos buvo, paskui karpiniai ir dabar švilpukai iš molio. Mano yra uždavinys padaryti, o pašnekėti yra kitiems uždavinys. Na, iš tikrųjų, tai aš taip galvoju, kad reikia galų gale grįžti prie šaknų. Tai užtat tokie tie darbeliai ir gavos mano. Čia biški dažyti, biški ąžuoliniai, biški gamtos, biški iš visokių mitų. Nu ir prašom džiaugtis, nu ką. Emigracija šitas darbas, čia kaip ir paaiškinimo reikėtų. Bet čia reikia atkreipti dėmesį į šitą, kad brūkšnelis migracija. Elektroninė migracija. Ką? Nu ten, iš tikrųjų tai čia toks gana rimtas yra dalykas. Žmonės ant tiek išsispoksojo dabar į tą ekraną, kad nebemata, kas aplink dedas. Tai čia apie tai ir yra. Palmyros irgi labai jau, čia kaip ir patys dailiškiausi darbai iš audinių, mes irgi daugiau nieko neturim, jokių kūrėjų. Labai įdomiai pritaikiai linas. Kaip ir audžiu,
anksčiau, tik dabar sugalvojo, kad reikia čia galima kaip suknytę, galima kaip ir tautiniam kostiumui pasiūti. Tai patink man tas audėjams ir kai aš baigiu vienu audinį ir matau, kad staklės tuščios, tai žinokit, man labai liūdina, aš einu pro šalį ir, o kaip staklės būna užtaisytos, aš tada turiu pusvalandį, biškį paudžiu ir va taip, labai gerai, labai viskas tvarko. Kai girdėjau per radiją vieną kartą apie pomėgius kalbėjo, tai sakė, kad vienas užsienio bankininkas sulauks 80 metų, turi gerų jau aprūpintų gyvenimo ir jis neturi pomėgę. Tai aš galvoju, pomėgį tai tikrai gerų turi. Tai va, ir taip, va, svajoju nuvažiuoti į Juodupį, siūlų nusipirkti, ten taip ir matau, kaip stovi sandėliai pilnus visokių atspalvių, ryčių visokiausių. Tai va, kai moteris svajoja apie geras kvepals, aš galvoju, kaip čia nuvažiavus nusipirksiu. Va, kiek laika bus, tiek aus. Tai Virginijos Nudas mums įprastas visiems pasvaliečiam yra savo peizažais. Tai kai žmonės pamato visai kitokį ten darbelį, kuris vadinasi Vasara, tiesiog visada klausia, o kas čia, kieno čia? Sakau, Nudo. Taip kad Nudas yra turbūt irgi pas mus mūsų grupiai vienintelis toks, kuris išstudijavęs peizažą ir jį pateikia čia. Blaivutė Jarašiūnienė. Ji pradėjo nuo tokių lėliukų su tautiniais kostiumais, dabar jos irgi nėra, o dabar tokio žaismingi, susilaukė anūkėlių, tai ir kryptis turbūt prie žaisliukų palinko. Irgi labai tokie smagus darbai. Kad aš tarp žmonių mažai šnek, daugiau šnek su medžių technimus tako ir su medžiu. Viens kito mes suprantam, o taip tai kaip, ko gali pasakyti, daro, ko daro, išėjim, matot, o kaip jūs įvertisit, kaip kas įvertis, nežinau. Kartais žmonės paklausia, kaip čia šitas pasidaro ir per kiek laiko. Jūs paskaičiuokit, kiek čia yra sluoksnių, tiek dienų. Jeigu tai būtų keramikas, dar suprasčiau, bet... Medis, va tai kiek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O čia Apie skirtingi savaitę. medžiai. Tas pats medis, bet per dieną daugiau kaip vienas sluoksnį negali priklijuoti. Aišku, bet vis tiek čia per sudėtinga. Kaip lentutė čirdien, Gal medžio drožiai, svečiai gali paklausti, ką nors arba pasakyti. Auksinę puodynę vežu. Jo, čia galas auksinė. Aš šitam žmogus sakė, mane buvau nusivežęs į turgų, į Biržos bakalėdinę mugę, ir Latviks prie ją klaus, kiek sako. Sako, 50 eurų. Jis man šitį parodė. Sako, tai čia tu pats savo parodė, ne man. Kokį medį naudoja? Uosi. Čia viskas tik išuose. Tuoj žmonės paklaus, ar galim metų dėti. Sako, ne. Riešutam daugiau. Ai, riešutam galim. Tai ką mes toliau turim? Toliau turim Jūrį. Jūrį, kadangi visi žinom, jisai amžinas jau 10, 20 ir 30 ir turbūt daugiau metų, vis panašus ir keičiasi tuo pačiu kartu, bet visada atpažįstamas. Tai labai šaunu, tik tai gaila, kai parduos atidarimus, jis visada užsiėmęs ir vis nėra jo plaukų. Ir turim dar vieną naują žmogų, Nijolę Šitekienę. Nijolę... Jos yra labai smulkios, dar aš tokių smulkių nemačiau iš senesnių parodų, kiti autoriai, kas yra atnešę. Tarkit žodį. Kiek laiko vieną riešinę daro? Vieną riešinę. Paprastą klausimą. Čia paprasčiausiai priklauso nuo to, kiek karoliukų susiveria. Jeigu vienai riešiniai 3000, tai jau vieną riešinę mėgsi su suvėrimu ir išskirstimu, išeina 2 dienos. Jeigu jau mažiau karoliukų, kaip šitą yra, čia mažiau karoliukų, tai jau 2 riešinės per 3 dienas padarai. Čia jau irgi yra tokia pilnesnė riešinė, tai jau
irgi ilgiau išeina, nes taip negali mėgsti visą laiką be perstojo. Visiems reikia ir akis o raštus stengiuosi pati galvoti. Tai va, ir pasižiūriu, ir internete daug yra visako, bet va šitas yra mano pačios, šitas mano pačios, nors galvojau, kad aš čia skūriu, bet iš tikrųjų ne. Pasirodo, yra ir Tautiniai motyvai. taip, mano riešinės yra visos tradicinės tautiniais motyvais. Sakyčiau, labai gražiai spalvos sudėtos, jeigu atkreiptume dėmesį, dažnai irgi būna, kad tiesiog pasirenka ryškias spalvas. Labai ilgai, kol prirenku spalvas, labai daug laiko praeina, kol aš jas sukuriu, kol aš jas pamatau, kaip jos atrodys. Ir va šitas, pavyzdžiui, aš jau labai noriu su žaliais, pilkais, bet tokių karuliukų negaunu. Rinku, ne jūs vyriškas? Ir vyriškas, ir moteriškas, bet daugiausiai tai. Bet jūs rašė, kai jūs ir vyriškas darote, ne? Tai čia va tas raštelis labiau yra toks jau ryškesnis. Gėlytės jau labiau yra moterim. Dėkui. Turim vieną žmogų, kuris tapo pastelę. Jo tematika irgi keičiasi augant vaikams, tai kol buvo maži vaikai, mes matydavom darbus, kuriuose yra kūdikis, ten tokie visokie drugeliai, kažkokie žaisliukai, o dabar va, vaikai jau užaugo ir jau šokių pamokos ir parodoj matom tokius darbus, bet vis tiek lieka ištikima būtent portretai. Tas jai smagiausia ir ji gyvena Rumsiškėse, bet vis tik tai dalyvauja kartu su mumis, tik dabar jie visi susirgo, sakė pavėluotas gripas ir labai gaila, kad negalėjo atvažiuoti. Bet sakė, jai labai patinka Pasvalio muziejus ir kaip vyksta čia parodos ir todėl jinai būtent neatsisako mūsų bendrėjai dalyvauti ir nepersirašo į Kauną, kuris būtų jai arčiau. Va, toliau Joana. Kai mesgiau, buvo pranešta, kad bus daug šalčio šią žiemą. Kadangi buvo šilta, nesunešiau, atnešiau į parodą. Bet dabar parodoj nepasiimsiu. Petras Pranskūnas, ateik. Čia yra kryždarys iš nuotraukos, jis buvo padarytas 36 metais, dabar atkūriau prieš porą metų. Tep vaškų ir tep kyburių. Čia sodybai kažkur. Bet čia ne jūsų sodyba. Ne. Ne jūsų tėvų, ne. Tiksliau, čia yra pas vaškų seniūną. Tos didelis namus padariau, šitos biški darbą nusiveždavo, žiemas laik padariau. Rudenį vėl pradėjau, sausio 21 pastatėm buvo. Iššals buvo išėjus. Nebuvo dar. Nebuvo. Ir seniūna tėvų kaip tiek buvo kovo mėnesį metinė, į tėvus buvo užprašęs tų kryžą statyti ir ant metinės jau pašventi. Jau kovo mėnesį pašventina tų kryžį. Ir turim dar vieną drožėją, tai Stasį Matejūną. Verpstė šiemet Lietuvos tautodailininkų sąjunga, mano žiniom, suėjo 50 metų, kovo 2 dieną. Na, tai kilo tokia mintis padaryti, kaip atminimą tokią verpstę ir viskas. O čia va pirties atributek. Kaušą pasiėmė savo. Visų šito kaušo pasiėmė. Tai va tiek, šiemet daugiau nespėjau padaryti, porą darbelių pradėjau ir viskas. Nu, kaip ir sakiau, ten yra keletas mano darbų, kurie yra mažiausiai tautodailiški, bet kitkam ir nebelieka laiko, man užtenka, kaip čia kolegų, darbų, kuriuose tikrai jie labai gražiai atskleidžia būtent viską, kas susijęs su tautodailė. Tai manau, kad gali mano darbai būti ir mažiau tautodailiški, iš vis ne tautodailiški. A ne? Nuotraukas netinka. O kas tai kokias techninės naudojant pieštuką? Čia reikia prieiti pažiūrėti, čia šį pastelė yra. Taip, čia yra pastelė. Aliejinė pastelė. Niekada nepagalvoju, kad čia įdas gali būti darbas.
jeigu apie Aidą pradėjom šnekėti, aš vis prie nuotraukų pripratęs ir čia žiūri kažkas, paskui žiūri. Aida pasirodo mok paišyti, ne tik fotografuoti. Tai va, nežinojau. Čia man yra... O šiaip tai noriu pasidžiaugti, jeigu žmonės kažką daro, paišą ar audžia, ar drožia, tai viskas tvarkoja, vadinasi, ta Lietuva. Dar, nu, žmonės, nu, ne vien duona gyvi, vadinasi, gerai, kad dar kažko daugiau nori. Ir dava tokia mintis man iš karto kyla, kaip seniau, mes dabar tą tautodailę, sakykime, kojinis tautodailė, tai seniaugi būdavo... Na, nu, tame reikia įprasta, arba audimas irgi da pasidarė, ta dabar jau retenybė, o seniau tikriausiai žmonės gyvenimą nesuprasdavo be audimą. Apie vaikelių skuduriuką pirštelių užsirišti neturėjom ir audėm dėl to. Nebuvo pramoninės gamybos kaip dabar. Aš niekada nemokėjau, mokykloje daugiau 4 negaudavau už piešimą, drožti irgi nemokėjau. Pats tik tai bitininkai. Čia iš G. Tai va, aš prie ko ir lenkiu, aš galvoju, bitybų užsiimu. Bitės irgi gal kartais tautodailė, nu. Jeigu senieji matai kaip tautodailė dabar Bet šiaip tai labai gražu, kad jūs palaikot tas tradicijas, tai jums stiprybės, kantrybės, sveikatos, kad neužmestumėt šitą savo pomėgį ir toliau puoštumėt ir gražintumėt Lietuvą. Ir visiems gerų kūrybinių minčių. Labadiena visiems, smagu matyti tokį gražų būrį Pasvalio tautodailininkų, bendraminčių. Sveikinu su gražia paroda, iš tikrųjų. Ir ką pastebėjau, kad tikrai nenukrypstama yra nuo tradicijos. O tai yra pagrindinis mūsų tikslas - išlaikyti tą tradiciją. Ir mes tai darom labai sėkmingai jau 50 metų. Tad ir visus noriu pasveikinti su tokio gražiu jubiliejum, su 50 metų proga. Tai šie metai tokie tikrai išskirtiniai. Ir Panevėžy regioninė paroda. Ir paskui iš tos regioninės parodos važiuos mūsų darbai į respublikinę parodą, į dailės galeriją. Tai visus kviečiu dalyvauti, apsilankyti. Noriu pasveikinti už gražų pristatymą Aidą. Turi metraštį, kurį kiekvienais metais įsileidžia tautodailę. Sveikinu. Tai va, kaip ir sakiau, visų lauksiu Panevėžy. Turbūt Aida jau sakė, balandžio mėnesį atidarom regioninę parodą ir paskui važiuosim į Vilnių. Tai tiek trumpai. Tiesa, šiemet vėl organizuojam aukso vainiką. Tai gal apie aukso vainiką plačiau pasakys svečias iš Ukmergės, Rimas Zinkevičius. Jis ten apsiėmė, užsikrovė šitą darbą, tai gal perleisiu žodį jam. Gal mes paskubėjom ir mums reikėjo gal dar metus palaukti ir nesisiūlyti to vainiko organizuoti, bet mes labai norėjom jūs pakviesti į naują Ukmergės muziejų, kuris dabar bebaigiamas tvarkyti. Ir viskas gal bus gerai, viską jau susitvarkė ir kovo mėnesį jau jisai turėjo būti priduotas ir gal jau jų ten ir pridavė. Tik tai su vienas dalykas liko nebaigtas, tai nėra parodų eksponavimų įrangos kol kas. Tai jinai galbūt per vasarą dar atsiras ir mes tikimės, kad mūsų aukso vainiko konkursas įvyks tame muziejuje ir jūs pamatysit mūsų naujai suremontuotą pastatą,
pastatas tai nenaujas, bet nauja rekonstrukcija, naujai atgyjęs pastatas, buvęs draugystės kino teatras. Tai vat, gal bus viskas gerai, o jeigu jau taip neišeitų, kad mes nesugebėsime tame muziejuje, nebus tos įrangos, tai turbūt gal konkursą perkelsime į Ukmergės kultūros centrą, į parodų salę. Tai ten jau viskas yra, bet tik pat mes norėjom, kad būtų konkursas tenai. Nu, tikėkime, kad taip ir bus. Tai vat, kviečiu visus dalyvauti Ukmergėje, Aukso vainiko konkurse. Jisai prasidės spalio 2 dieną, turėtų ekspoziciją atsidaryti ir baigsis spalio 22, jeigu neklystu. Bet tai datas mes dar patikslinsim. Aišku, reikės jau taip galvokite, kurie nori dalyvauti, tai kad prieš kokią savaitę turbūt reiks atvežti savo kūrinius, nes mes norim, ir ekspoziciją reiks paruošti, ir norim lankstinuką dar išleisti tą progą, žodžiu, reikia biškiuką laiko. Tai kviesim biškiuką anksčiau. Tai jau tikėkitės, kad jau rugsėjo vidury gali tekti vežti savo kūrinius. Tai va tiek apie tą Aukso vainiką. O dabar apie Pasvalį ir apie pasvaliečius ir apie parodą, tai turiu prisipažinti, kad Pasvalyje labai seniai bebuvau ir dabar pavažiavau čia per miestą, pamačiau, koks gražus jūsų miestas, kaip gražiai sutvarkytas miesto centras. Tikrai labai, manau, kad ukmergiečias stengiasi tvarkėsi, bet žiūriu, kad ko gero gal jūs Ukmergę ir aplenkit. Gražu pas jūs mieste, na ir parodėlė jūsų gražiai, tik tai aš maniau, kad ji bus didesnė, bet matyt tokie pajėgumai yra, tai nieko negali sakyti, svarbu nematyti ne kiekis, bet svarbu kokybė, o kokybė yra gera, tikrai gražus kūrinėliai, visi tikrai tokie pasižiūrėti malonus ir viskas čia su kūryba yra gerai, tai sveikinu jūs su šitą parodą ir linkiu sėkmės ir laukiu Ukmergėje. Tame maišiukė yra čia mažas toks lietuviškas, nelietuviškas, ukmergietiškas pyragiukas. Kur mūsų pirmininkė? Oi. Pasvalio tautodailininkai yra kviečiami atvažiuoti į Kuršėnų mieste vykstančią šventę Kuršėnai Puodžių sostinė. Skirta miesto 435 metinėms, gegužės 21 dieną. Tai gal nori dalyvauti, tai va, jeigu kas nori, aš čia padedu pasimsi tą raštą ir pasižiūrėsi. O va čia yra tokios labai kuklios dovanos, mes pagalvojom, kad gėlių čia, gėlių visur yra, o va Žiemgalos yra žurnalai, jie niekada nepasensta, mes jų dar turim, tai pagalvojom, kad pasidalinsim su jumis, tai kam įdomu ir kas norit, prašom pasiimti. Čia bus gal ir apie tautodailę, čia visokių metų. Tai ačiū, dabar siūlau apžiūrėti parodą, neįdėti.